Labukas, mano vardas Milda ir čia yra mano siuvinėjimo kryželiu kanalas. Šiandien yra vasario 2 diena, lauke šiek tiek sninga, tai apšvietimas nežinau, ar gerai ar negerai. Ir aš norėjau šiame video parodyti, ką aš nuveikiau per sausio mėnesį. Kaip matote, čia mano pirmas projektas yra iš šitos knygos. Aš siuvinėju šios mažiukus dizainus, tiesiog kai norisi pertraukos nuo didelių projektų. Ir šį mėnesį siuvinėjau 2 mažiukus. Tai šitas kaip jisai čia vadinasi, bet šikšnosparnis. Aš siuvinėjau ant tokio plastikiuko. Dar čia, aišku, trūksta kitos pusės. Reikia suprojektuoti tokio dydžio plastikiuką be skylučių. Tiesiog, kad eitų prisiūt kitoje pusėje. Tiesiog. Ir pabaigti pilnai, bet žodžiu, pagrindinė idėja yra tokia, kad pasidaryti ornamentukus tokius Halloweenui. Žodžiu, čia yra mano pirmas blynas. Šiaip siuvinėti yra šitos gana lengva, jie yra mažiukai, tai praktiškai būna per vieną vakarą siuvinėjau vieną. Kartais būna, tarkim, pradedi vėlai, tai kitą vakarą dar pabaigi. Ir kitas yra naujas, tai šitas mažiukas moliūgas su lapu. Tai žodžiu, irgi siuvinėtas per vakarą. Ir iš viso siuvinėta 442,5 kryžiuko, būtent iš šitos knygos. Kitas mano pabaigtukas. Tai yra keksiukas, visai realiai buvo beveik visiškai pilnai išsiuvinėtas, kažkur iki čia. Čia buvo likę tik 100 kryžiukų ir backstitches. Tai žodžiu, atsisėdau vieną vakarą, pabaigiau kryžiukus, kitą vakarą išsiuvinėjau BS. Tai yra backstitches arba kitos vadina šitas kontūriniu dygsniu ar kažkaip panašiai. Žodžiu, čia yra backstitches. Tai žodžiu, šitas buvo labai greitas pabaigtukas, jisai pradėtas buvo spalio mėnesį. Išsiuvinėta kažkas 600 kryžiukų ir aš galvojau pabaigsiu gruodį, bet gruodį visiškai nesiuvinėjau, tai pabaigiau sausį. Toliau mano progresai. Šį mėnesį taip pat dar pasiuvinėjau 2 didesnius projektus. Vienas iš jų yra šitas The Cricket Collection Spring. Jisai pradėtas yra 2024 sausio mėnesį. Ir realiai išsiuvinėjau SP yra pabaigtos ir sustojau TSR. Tai šį mėnesį išsiuvinėjau 157 kryžiukus ir pabaigiau šitą lietsargį. Čia dar yra likę gėlių vazonas. Ir čia yra lietaus dar lašai backstitches. Šita raidė bus baigta. Ir toliau eina dar 3 raidės. Čia taip atrodo viršelis. Tai žodžiu, kitą mėnesį, vasario mėnesį, planuoju kažkiek judinti šitą.
Čia mano didysis projektas, kurį daugiausiai siuvinėjau. Čia gal negerai šitas. Žodžiu, kurį daugiausiai siuvinėjau, tai dabar čia va yra viršelis, Soda Stitch in the Fairy Tales book. Tai dabar va, kas yra padaryta. Tai išsiuvinėjau šį mėnesį senelį, ropę, čia užbaigiu. Paskui išsiuvinėjau šitą paršiuką, namelį. Ir dabar yra likę vienintelis dalykas. Tai va, čia šita pupa ir bus baigtas. Tai skaitykite nedaug. Tikrai nedaug yra likę ir planas vasario mėnesį yra pabaigti. Ir iš tikrųjų sausio mėnesį aš skaitau labai gerą mėnesį, nes iš tikrųjų išsiuvinėjau gana nemažai. Pajudinau netgi 4 projektus, yra 3 mažiukai pabaigtukai. Ir sodai išsiuvinėjau 2391 kryžiuką, siuvinėjau tik 13 dienų. Aišku, tos dienos visos yra skirtingos, bet praktiškai nuo sausio 15 aš siuvinėjau. Tai iš viso per mėnesį padariau 3000, šiek tiek daugiau negu 3000 kryžiukų, tai kaip už pusę mėnesio aš skaitau visai neblogai. Tai va, tokie mano darbai, tokie mano planai, o kas bus kitą mėnesį žiūrėsim, nes iš tikrųjų planas yra dirbti su šitais 2 projektais, šituo ir šituo. Ir kai pabaigsiu šitą sodą, tai žiūrėsiu, ką aš dar išsitrauksiu iš savo skrinelės. Tai tiek šį kartą. Ačiū, kad žiūrėjote. Spauskite like, prenumeruokite. Susitiksime kitame video. Iki.